Jiems, aš esu Agnė, jau kaip ir mane pristatė Žemės ūkio ministerijos programos lyderė ir kaimo plėtros vyriausiai specialistė. Ir šiandien jums pristatysiu Lietuvos Žemės ūkio kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės sumanieji kaimai pagrindinės nuostatas, apie ką ši priemonė yra ir jos galimybės. Mano pristatymas truks šiek tiek daugiau nei pusvalandį, po to galėsite užduoti klausimus ir padiskutuoti šią temą. Tai kas tai yra sumanus kaimas? Tai pirmiausiai norėčiau paminėti, kad šiandieninėme pasaulyje kaimo vietovės susiduria su dideliais iššūkiais, mažėja gyventojų, jauni žmonės nenori grįžti gyventi į kaimą dėl jiems trūkstamų įprastų galimybių, kurias pasiūlo gyvenimas mieste. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, susidurime su pokyčiais, kurios būtent diktuoja informacinių technologijų plėtra. Šios plėtros pasekmės turi įtakos visoms gyvenimo sritims, įskaitant ir ekonomiką, ir paslaugas, ir švietimą, ir sveikatos priežiūrą, ir socialinius ryšius, ir kitus dar. Todėl būtent norint neatsilikti nuo siūlomų galimybių, Europos bendroji žemės ūkio politika, siekdama ne tik remti žemės ūkį, bet prisidedant prie kaimo plėtros ir jos išsaugojimo, suformavo naują kryptį, nukreiptą į sumanių kaimų atsiradimą. Tai yra svarbi priemonė siekiant užtikrinti, kad kaimo vietovės būtų gyvenamos, tvarios ir konkurencingos. Sumaniųjų kaimų atsiradimas kaimo vietovėse skatina kaimo vietovių plėtrą, didina kaimo vietovių patrauklumą ir gyvenimo kokybę sumaniais, moderniais, aktualiais, reikšmingais technologijomis grįstais sprendimais. Lietuvoje ši iniciatyva atsirado formuojant ko jau, kaip ir minėjau, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginį planą. Tai dabar apie sumanaus kaimo tikslus. Tai sumanaus kaimo tikslas tai yra būtent atsigręžti į vietos gyventojus, juos įtraukti, suteikti galimybę, išnaudojant savo pranašumus, kurti gyvybingus ir savarankiškus kaimus. Tai taip pat ir skaitmeninių technologijų ir inovacijų pasitelkimas, kurios padeda užtikrinti aukštesnę gyvenimo kokybę, geresnes viešasias paslaugas, geresnį ir taupų vietos išteklių naudojimą. Tai taip pat ir tradicijų ir naujų technologijų sąsajos, kurios kuria kaime naujas vertes. Dabar apie priemonę reglamentuojančius teisės aktus. Tai sumanių kaimų rėmimo sąlygas ir galimybės visų pirma reglamentuoja jau mano minėtas strateginis planas. Sumanių kaimų taisyklės apibrėžia sumanių kaimų strategijos ir įgyvendinimo modelį, nustato paramos teikimo ir administravimo tvarką, taisyklės taikomas kaimo vietovių vietos veiklos grupėms, kurios rengs ir teiks sumanaus kaimo strategijas, sumanaus kaimo projektų vykdytojams, kurie rengs ir įgyvendins sumanaus kaimo projektus, taip pat ir paramoms gavėjams, kurie bus skirta parama pagal priemonę. Čia svarbu atkreipti dėmesį, kad paramos teikimo ir administravimo tvarka, kurios nėra numatyta taisyklėse, rasite strateginio plano administravimo taisyklėse. Tai dabar apie priemonės biudžetą. Tai strateginėme plane yra numatytas 15 milijonų eurų biudžetas, kuris preliminariai finansuotų 25 sumanaus kaimo strategijas. Ir priemonės kvietimas numatytas šių metų rugsėjo 2, rugsėjo 30 dieną. Jam yra numatytas 8 milijonų eurų biudžetas. Ir jeigu sumanių kaimų strategija įgyvendins viena vietos veiklos grupė, didžiausia paramos suma gali siekti iki 500 tūkstančių eurų, jeigu dvi vietos veiklos grupės iki 600 tūkstančių eurų. O jeigu sumanių kaimų strategija įgyvendins partnerystės principų 3 ar daugiau vietos veiklos grupių, parama gali siekti maksimalę sumą, tai yra iki 700 tūkstančių eurų. Čia dar norėčiau paminėti, kad didžiausia paramos suma, tai yra 700 tūkstančių eurų, gali gauti ir tos vietos veiklos grupės, kurių teritorijoje gyventojų skaičius yra didesnis kaip 40 tūkstančių ir joms šiuo atveju nėra privaloma įtraukti projekto partnerių kitų vietos veiklos grupių. Toliau norėčiau pristatyti strategijos rengimo ir administravimo modelį. Tai vietos veiklos grupė bus pagrindinė strategijos rengėja ir pareiškėja. Jei strategijoje dalyvauti ir strategijos partnerė, tai yra kita vietos veiklos grupė, jos kartu turėtų numatyti strategijos kryptis, temas bei iššūkius atsižvelgiant į vietos plėtros strategijoje jau atliktas SWOT analizės.
Svarbu paminėti, kad iki strategijos pateikimo VVG jau, jeigu dalyvautų ir kita VVG partnerė, turi atlikti jau visus parengiamuosius darbus, tai yra organizuoti susitikimus su vietos gyventojais bei strategijos rengimą įtraukti kuo platesnį potencialių projektų vykdytojų ratą. Kartu su strategijos teritorijos gyventojais vietos veiklos grupė turi išsirinkti opiausią problemą ir pasirinkti inovatyvius sumanius įrankius šioms problemoms spręsti. Šie įrankiai yra būtent tos veiklos, kurias savo projektuose įgyvendins projektų vykdytojai bei prisidės prie strategijos tikslų įgyvendinimo. Toliau vietos veiklos grupė savarankiškai atrinks galimus projektų vykdytojus, kurie dalyvaus strategijoje bei parengs kompleksinę strategijos paraišką. Dar vienas akcentas, kurį norėčiau pažymėti, tai tiek į bendrą strategiją, tiek į atskirus projektus vietos veiklos grupės ir projektų vykdytojai galės pasitelkti ir investuotoją, kuris nebūtų suprantamas kaip partneris, bet strategijos ar projektų įgyvendinimą investuos ekonominiais ištekliais arba intelektiniu kapitalu. Tai investuotojų ekonominių išteklių prisidėjimas galėtų būti suprantamas kaip piniginės lėšos, pastatai, įrenginiai, transporto priemonės ir panašiai. O intelektinis kapitalas tai investuotojų žmogiškieji resursai, licenzijos, patentai. Bendra sumanių kaimų strategija su visais atrinktais projektų vykdytojų projektais vietos veiklos grupės teiks agentūrai vertinimui. Ir toliau papasakosiu apie strategijai keliamus pagrindinius reikalavimus. Tai, ką ir minėjau, strategijos pagrindinis tikslas yra kurti sumanius kaimus, kurie gebės savarankiškai spręsti problemas vietos lygmeniu. Tai gali būti energijos, vandens, maisto tiekimo, savarankiškas apsirūpinimas ir panašiai. Kompleksinė strategija turi būti įgyvendinama vietos veiklos grupėje priklausančioje teritorijoje, tačiau jeigu bendradarbiautų kelios vietos veiklos grupės, jų teritorijos gali ir nesiriboti. Pavyzdžiui, galėtų bendradarbiauti Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė su Klaipėdos rajono vietos VVG, kad jos svarbiausia, kad sietų bendri iššūkiai ir šių problemų bendri sprendimo būdai. Dar šiek tiek apsijungimo formas paminėsiu ir kitoje skaidrėje. Tai kitas aspektas yra tas, kad patys projektai, kurie bus įgyvendinami projektų vykdytojų, turės būti įgyvendinami kaimo vietovėse, kuri strateginėme plane yra apibrėžiama kaip viensėdis kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršijo 6000. Taip pat svarbu paminėti, kad strategija galima sukurti tiek vieną sumanų kaimą ir visus sumanius problemų sprendimus nukreipti tik į vieną lokalią vietą, pavyzdžiui, rengti autonomišką elektros apsirūpinimą per bioenergijos gamybą. Taip pat įkurti bendruomeninį verslą, pavyzdžiui, prieskonių ar daržovių auginimą panaudojant skaitmeninius vandens lietaus nuotekų filtrus, ar organizuoti ambulatorinių paslaugų teikimą pasinaudojant informacinėmis technologijomis. Taip pat galėtų ir užsienio kalbų mokymui organizuojami online su geriausiais kitos šalių kalbų mokytojais ir panašiai. Tiek sumanūs sprendimai gali atsirasti visoje vietos veiklos grupės teritorijoje. Svarbu, kad visi strategijos veiksmai ir veiklos būtų kompleksinės, siektų to paties tikslo ir spręstų iš anksto vietos veiklos grupės nustatytus iššūkius. Ir svarbiausias, ką jau turbūt ir minėjau, tiek strategijos, tiek atskirų projektų tikslas turi kurti pridėtinę vertę tiek strategijos teritorijai, tiek ir gyventojams. Kaip ir minėjau, šiek tiek dar apie galimus apjungimo formas galimas, tai vietos veiklos grupės gali bendradarbiauti funkcinėse teritorijose, taip pat, kurios pasižymi ekonominiais ar socialiniais ryšiais, ar bendrai naudojama infrastruktūra, ar tai paslaugų tinklą turinti teritorija, pavyzdžiui, peržengianti savivaldybių ribas. Taip pat gali būti pasirenkama ir teminė teritorija, kai teritorija susijungia teminių strategijos įgyvendinimo tikslu, tai yra pagal įgyvendinamą temą, taip pat apimti regioną. Svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu strategija bus įgyvendinama partnerystėje su kita vietos veiklos grupe, strategija ir projekto veiklos būtinai turės apimti visų bendradarbiaujančių vietos veiklos grupių teritorijas. Dabar apie VVG remiamą veiklą, tai VVG ir jos partneriai bus apmokamos strategijos administravimo išlaidos,
Tai strategijos vystymo arba kitaip bendrosios išlaidos, strategijos valdymo ir koordinavimo išlaidos, kurios apima strategijos administruojančių asmenų darbo užmokestį, patalpų, komunalinių paslaugų išlaidas ir panašiai. Strategijų teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos apims viešinimo ir aktyvinimo renginių organizavimo išlaidas. Strategijos dalyvių bendradarbiavimo išlaidos tai bendrų susitikimų su projektų vykdytojais organizavimo išlaidos. Pagal priemonę VVG grupiai strategijos administravimo išlaidoms apmokėti taikoma yra fiksuotoji norma, apskaičiuojama biudžeto projekto metodu, kaip procentas nuo strategijai skirto biudžeto. Ši norma negali būti didesnė kaip 12% tinkamų finansuoti strategijos išlaidų. Vietos veiklos grupėms bendradarbiavimo atveju su kita vietos veiklos grupe strategijos administravimo išlaidoms nustatyta lėšų suma yra dalyjama proporcingai pagal investicijų dydį tenkantį konkrečios vietos veiklos grupės teritorijai, įskaitant veiklų apimtį ir yra įvardyjama jungtinės veiklos sutartyje. Dabar apie projektų vykdytojų remiamas veiklas. Tai projektų vykdytojai rengs atskiras projektų paraiškas su skirtingomis veiklomis ir investicijomis, kurios bus sudėtinės strategijos dalis ir teiks jos vietos veiklos grupiai pagal priklausančią teritoriją. Tai šiuo atveju projektų vykdytojais gali būti fiziniai asmenys ne jaunesni nei 18 metų, viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, tame tarpe užsiimantis žemės ūkio, maisto produktų gamybą, perdirbimą, rinkodarą ir atitinkantis smulkio ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas. Taip pat savivaldybių administracijos, savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys, mokslo ir mokymo įstaigos, taip pat fiziniai asmenys, ūkininkai. Tai projektų vykdytojai taip pat turės galimybę į projektų įgyvendinimą pasitelkti ir projekto partnerius, kuriems taip pat bus tokios pačios sąlygos taikomos kaip ir patiems projektų vykdytojams. Tai remiami projektų vykdytojų projektai tikrai yra labai įvairūs, tai gali ir būti ir verslo projektai, įskaitant žemės ūkio ir nepelno projektai, socialinis, bendruomeninis verslas, viešųjų paslaugų prieinamumo didinimo, viešųjų paslaugų perdavimo veiklos. Norėčiau pažymėti dar ir tai, kad skirtingi projektai taip pat bus remiami ir skirtingų intensyvumu, kuris priklausys nuo suplanuotų vykdyti veiklų, pareiškėjų ir investicijų. Tai projektų vykdytojų projektas pirmiausiai turėtų būti parengtas pagal agentūros parengtą ir patvirtintą Sumanių kaimų projekto vykdytojo paraiškos teikiamos pagal Sumanių kaimų strategiją formą. Projekto tikslai turi koreliuoti su teikiamos strategijos tikslais ir prisidėti prie jų gyvendinimo. Projekto veiklos turi spręsti strategijoje numatytus uždavinius ir siekti rezultatų rodiklių. Projekte numatyti uždaviniai turi būti aiškiai apibrėžti, atspindėti projekto esmę, pasirinkti rezultato rodikliai, išmatuojami kiekybiškai, nustatyta aiški veiklų pradžios ir pabaigos data. Projekto rezultatais tai turi būti visų pirma siekiama naudos visuomeniai, kuriamos viešosios gėrybės numatyta teritorijai ir jos gyventojams. Investicijos susijusios su infrastruktūra yra skirtos tik viešiesiems poreikiams tenkinti. Išskyrus atvejus, kai remiama privati infrastruktūra, būtina projektui nustatytoms veikloms ir paslaugoms teikti. Pavyzdžiui, privažiavimo sutvarkymas į parduotuvę ar lauko žaidimų aikštelę prie bendruomenės namų. Dar norėčiau paminėti, kad veiklos turi turėti aiškius pamatuojamus pagrindinio pokyčio rodiklius, leidžiančius vykdyti projektą ir strategijos stebėseną bei matuoti nustatytus pokyčius. Projekto įgyvendinimo poreikis būtinai turi atitikti strategijos teritorijos ir jos gyventojų poreikius. Ir dar keletas svarbių akcentų, tai jei projektas yra verslo, tai su paraiška projekto vykdytojas turi pateikti ir verslo planą. Kuriamas ar plėtojamas verslas būtinai turi būti gyvybingas ir atitikti ekonominio gyvybingumo rodiklius ir jų reikšmes. Socialinio bendruomeninio viešųjų paslaugų perdavimo projektai turi atitikti socialinio verslo gairėse nustatytus reikalavimus. Taip pat projektas turi būti vykdomas vietos veiklos grupės teritorijoje. Ir tiek. Ir dabar apie atrankos kriterijus. Tai
Strategijos bus atrenkamos pagal atrankos kriterijus. Vienas iš atrankos kriterijų yra BŽUP strateginio plano 8 tikslo siekimas, kuris kalba apie užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje, socialinę įtraukti ir vietos plėtrą kaimo vietovėse. Tai šiam kriterijui yra skiriami 25 balai, kurie sumuojasi su 1.1 ir 1.2 kriterijais. Tai 1.1 kriterijus, kuriam skiriama 10 balų, orientuotas į verslo iniciatyvas, kaimo gyventojų ir bendruomeninių užimtumą, diegiant skaitmeninius sprendimus ir IT technologijas. 1.2 kriterijus jam yra skiriama 15 balų, orientuotas į kaimo gyventojų socialinės įtraukties didinimą, socialinės inovacijas ir viešųjų paslaugų prieinamumo skaitmeninimą. Šiuo kriterijumi siekiama pasitelkiant skaitmeninius sprendimus spręsti gyventojų socialinės ir ekonominės problemas. Taip pat tikrai nemažai balų yra skiriama partnerystei. Atitikus visus kriterijus galima surinkti 30 balų. 10 balų skiriama į strategiją įgyvendinimą ne mažiau kaip su 3 skirtingų sektorių projektų vykdytojais, pavyzdžiui, verslu, NVO, bendruomenė ar ūkininku. Taip pat 10 balų skiriama į strategiją bus įgyvendinama bendradarbiaujant vietos veiklos grupėms, tai yra strategija įgyvendinama 2 ir daugiau vietos veiklos grupių. Taip pat yra ir labai skatinama nauja iniciatyva, kuriai skiriama 10 balų, tai į strategiją pritraukti investuotoją, kuris, kaip minėjau, galėtų investuoti ekonominiais ir intelektiniais ištekliais. Ir taip pat 5 balai būtų suteikiami, jei projekto vykdytojas ar strategijoje kaip paslaugos teikėjas dalyvautų mokslo ar mokymo įstaigos, pavyzdžiui, aukštosios mokyklos, profesinės mokymo įstaigos. Mokslo institucijų dalyvavimo strategija turi įveiklinti praktinės, eksperimentinės žinias, rasti praktinius sprendimo būdus, lokalioms problemams spręsti ir jas pritaikyti konkrečioje strategijos ar projekto veikloje. Pavyzdžiui, pritaikyti sumanios drėkinimo sistemos įrengimą konkrečioje vietoje, taip pat vėjo jėgainių parko įrengimą ar panašiai. Ir 5 balai taip pat būtų suteikiami, jeigu bent vienas projekto vykdytojas yra jaunas žmogus, tai yra iki 29 metų, arba strategijoje paslaugos būtų kuriamos jaunimui. 15 balų suteikiama, jeigu bent vieno projekto veiklomis bus kuriamos arba plėtojamos viešosios paslaugos. Pavyzdžiui, kuriamos viešosios paslaugos ekonominės veiklos vykdytojams, pavyzdžiui, verslo subjektams arba nevyriausybinėms organizacijoms, sukuriant ar modernizuojant tokių viešų paslaugų naudojimą viešą infrastruktūrą. Tai ir 20 balų būtų suteikiami, jeigu bent vienas projekto vykdytojas 100% įgyvendintų projektą aplinkosaugos srityje. Pavyzdžiui, žiedinės ekonomikos, klimato kaitos ir panašiai. Tai didžiausias galimas strategijoje balų skaičius surinkti yra 100. Tam, kad strategija galėtų būti vertinama toliau, ji mažiausiai turi surinkti 60 balų, nesurinkus 60 balų strategija būtų atmetama. Ir toliau dar trumpai apie strategijos vertinimo ir tvirtinimo procedūras. Tai agentūra gavusi strategiją su visais sumanaus kaimo projektais, atliks kompleksinį strategijos ir projektų vykdytojų vertinimą ir teiks vertinimo ataskaitas svarstyti agentūros sudarytam projekto atrankos komitetui, kuris priims sprendimą skirti ar neskirti paramą strategijai. Skyrus paramą tiek vietos veiklos grupė ir jos partnerį, tiek atskiri projekto vykdytojai taps paramos gavėjais, su kuriais agentūra pasirašys paramos sutartis dėl savo veiklų ir investicijų įgyvendinimo. Kiekvienas paramos gavėjas bus atsakingas būtent už savo veiklų ir investicijų įgyvendinimą, rezultatų ir rodiklių pasiekimą, bei atsakingas agentūrai už išlaidų pagrindimo dokumentų ir ataskaitų teikimą. Ir dabar jau taisyklių klausimai baigėsi, dabar pakalbėsiu šiek tiek apie sumanių kaimų temas. Tai sumanių kaimų koncepcija apima tikrai plačias teminės sritis ir gali apimti įvairias iniciatyvas ir technologijas, skirtas pagerinti kaimo vietovių gyvenimo kokybę ir plėtrą. Pavyzdžiui, išmanūs sprendimai gali būti naudojami siekiant pažangios vietos infrastruktūros ir viešųjų paslaugų plėtros kaimo vietovėse.
socialinių paslaugų pasiekiamumo gerinimą. Tai galėtų būti projektai, kurie padėtų organizuoti kolektyvinių transporto priemonių naudojimą pagal kaimo gyventojų poreikius, naudojantis skaitmeninėmis programėlėmis, tarkim, vaikams vežioti į papildomus užsiėmimus. Taip pat ir telebusai arba kitos į paklausą reaguojančios transporto paslaugos gali pagerinti transporto prieinamumą ir efektyvumą kaimo vietovėse. Šias paslaugas galima užsisakyti naudojant mobiliąsias programėles ar platformas. Elektroninė sveikatos sistema gali suteikti kaimo gyventojams galimybę gauti medicininės konsultacijas ir priežiūrą nuotoliniu būdu, sekant savo sveikatos būklę ir gavus priminimus dėl vaistų vartojimo. Taip pat ir atliekų konteinerių užpildymo sekimas jutikliais gali padėti efektyviai valdyti atliekų tvarkymą ir išvengti perpildymo. Išmanieji sprendimai taip pat gali turėti įtakos ir vietos ekonomikai kaimo vietovėse, padedant plėtoti sritis tokias kaip žemės ūkio sektoriai. Išmanieji sprendimai tokie kaip jutikliai ir žemės ūkio valdymo programos gali padėti ūkininkams optimizuoti žemės naudojimą, stebėti augalus ir gyvulius ir efektyviau valdyti ūkio veiklą. Internetinė prekyba padėtų kaimo vietovių ūkininkams pasiekti platesnį rinkos auditoriją ir parduoti savo produkciją ne tik vietiniams gyventojams, bet ir kitoms ES šalims. Tai gali padidinti pajamas ūkininkams ir plėsti kaimo verslą. Taip pat ir dalymosi platformos gali leisti kaimo gyventojams dalintis išteklių tokių kaip specifinė įranga ar transportas, ar su kitais bendruomenės nariais, prisidedant prie resursų efektyvaus naudojimo ir papildomo uždarbio galimybių. Taip pat išmanieji sprendimai gali turėti svarbų vaidmenį ir aplinkos apsaugos ir klimato kaitos problemų sprendimuose, padedant plėtoti tokias sritis kaip žiedinės ekonomikos principų taikymas, kuris gali sumažinti maisto švaistymo ir pagerinti maisto tiekimo efektyvumą. Išmaniosios technologijos gali padėti stebėti maisto produktų kokybę, sekant jų pirkimo ir naudojimo datas. Išmaniosios infrastruktūros sukūrimas gali apimti energijos taupymo sistemas, efektyvų vandens valdymą, šiukšlių tvarkymą ir ekologiškas transporto sistemas. Tausus gamtos išteklių vartojimas ir atstatymas ir jų išmanusis vartojimas gali padėti žmonėms efektyviau naudoti gamtos išteklius, tokius kaip vanduo, energija ir žemė. Be to, technologijos gali būti naudojamos atstatyti ekosistemas ir užtikrinti ilgalaikį jų tvarumą. Ir atsinaujinančia energetika kaimo vietovėse gali sudaryti didesnės galimybės naudotis atsinaujinančios energijos šaltinius, tokius kaip saulės energija, vėjo energija ar biomasė. Šie išmanieji sprendimai yra tikrai svarbus, siekiant sumažinti aplinkos neigiamą poveikį ir prisidėti prie tvarios kaimo plėtros bei maisto gamybos sistemos efektyvumo didinimo. Taip pat padeda prisitaikyti prie klimato kaitos iššūkių ir sumažinti žemės ūkio sektoriaus poveikį aplinkai. Bet tačiau čia norėčiau ir pažymėti, kad tai yra tik tai galimas, bet tikrai neprivalomas remti sumanaus kaimo veiklos ir jų sąrašas tikrai nėra baigtinis. Išmaniuosius kaimus, ką ir minėjau, pirmiausia formuoja žmonės, kurie patys imasi iniciatyvos ir telkia vietos potencialą kaimo iššūkiams spręsti. Tai yra patys vietos gyventojai, remdamiesi iniciatyvą iš apačios į viršų, patys turės galimybę nuspręsti, kokių veiklų, paslaugų ar priemonių labiausiai trūksta jų kaimo gyvenamojoje vietovėje. Ir pabaigai dar keletą pavyzdžių iš kitų šalių. Tai kitose Europos šalyse bandomieji sumanių kaimų projektai pradėti įgyvendinti jau gerokai anksčiau. Projektų pavyzdžius rinkome ir juos galite rasti Smart Rural platformose. Tai yra Smart Rural 21 ir Smart Rural 27. Tai pirmasis pavyzdys būtų sumanus sprendimas šiaurės vakarų Slovakijoje. Tai savivaldybė iki gyvendintų projektų neturėjo perdirbimo sistemos ir finansinių paskatų, skatinančių gyventojus tvarkyti atliekas tvariau. Tuo metu net 45% likutinių buitinių atliekų buvo surinkami į didelius konteinerius ar šiukšlių dėžes, o tai kainavo apie 70 000 eurų per metus, o pajamos iš mokesčių padengdavo tik 50% išlaidų. Tai pirmasis žingsnis buvo toks, kad pradėjęs rinkti, perdirbti tinkamus daiktus ir kaime atidarius atliekų perdirbimo centrą, kuriam būtent ir buvo skirta parama. 2019 metais bendrovė atliko pirminės konsultacijas ir galimybių studiją,
kurios rezultate buvo įdiegta elektroninė atliekų stebėsenos sistema, vadinama Elvis. Tada bendrovė įdiegė skaitmeninę stebėjimo sistemą apimančią konteinerių ir maišų žymėjimo įrangą, jutiklių lustų QRK kodų pagalba ir įrašymo įrenginius, kuriais surinkimo metu nuskaitomi maišai ir perduodami išsaugoti duomenys. Tai savivaldybė šiukšlių surinkimo dieną darbininkams išduodavo išmaniuosius laikrodžius, kad jie galėtų nuskaityti lustais ant atliekų konteinerių. Tai renkami duomenys apie kiekvieno namų ūkio susidarančias kiekvieno rūšies atliekas, įskaitant ir perdirbamas medžiagas, kompostavimą ir likutinės atliekas. Dėl to vietos valdžios institucija gali siūlyti mokesčius pagal surinktą likutinių atliekų kiekį ir perdirbimo lygį. Tai savivaldybė taiko slankėją skalę, pagal kurią mokesčiai mažinami nuo 0 procentų namų ūkiams, perdirbantiems 15 procentų ar mažiau atliekų, iki 55 procentų tiems, kurie perdirba daugiau kaip 90 procentų savo buitinių atliekų. Tai kokie buvo rezultatai? Tai rezultatai buvo tokie, kad žmonės moka tik už atliekas, kurios susidaro ir kuo mažiau atliekų jie pagamina, tuo mažesnė jų metinė įmoka. Todėl atsiranda svarbių paskatų gerinti buitinių atliekų tvarkymą. Ir dar vienas aspektas, kad nuo 2018 iki 2020 metų surinkamų likutinių atliekų kiekis sumažėjo daugiau nei 20 procentų, todėl sumažėjo sąvartynus patenkančių likutinių atliekų kiekis ir sumažėjo likutinių atliekų surinkimo sąnaudos. Tuo pat metu surinktų rūšiuotų popieriaus atliekų kiekis pagal svorį padidėjo beveik 5 procentus. Tai kuo sprendimas naudingas kaimui ir visuomeniai, tai sprendimas pagerina vietos atliekų tvarkymo paslaugų kokybę. Todėl kaimas tampa patrauklesnis vieta ir gyventi ir dirbti, sumažina savivaldybės išlaidas atliekų tvarkymui, todėl atsilaisvina išteklių, kuriuos galima panaudoti kitoms paslaugoms. Šis sprendimas taip pat sumažina namų ūkių išlaidas. Tai gali padidinti ir jų disponuojamas pajamas, tai ir pati iniciatyva padeda didinti bendrą bendruomenės aplinkosauginį sąmoningumą, skatindama imtis tolesnių veiksmų, siekiant mažinti vietos poveikį aplinkai. Ir kitas pavyzdys tai maistinių medžiagų plėvelės metodas. Tai specifinis hidroponinio auginimo metodas be dirvožemio ir panašios įsišaknyjimo terpės, kai augalų šaknys patalpinamos į negilę perskaičiuojančio tirpalo rezervuarą, kuriame yra visi aukščiausiam produktyvumui reikalingi elementai. Šioje sistemoje yra du pagrindiniai komponentai, tai yra auginimo padėklas ir rezervuaras, kuriame yra vandens ir maistinių medžiagų. Plėtojant medelynų techniką reikia auginimo terpės, auginimo padėklų ir tikslių drėkinimo sistemų. Auginimo padėklas pastatomas kampu, tai yra paremtas stelažo arba ant suoliuko, kad vanduo tekėtų žemyn link maistinių medžiagų grįžtamojo vamzdžio. Maistinių medžiagų tirpalo perteklius išteka iš šio vamzdžio ir patenka į kitą kanalą arba vamzdį, kur vėl cirkuliuoja sistemoje. Augalų šaknys pakimba ant kanalo dugno, kur liečiasi su negilia maistingojo tirpalo plėvele ir iš jos pasisavina maistingąsias medžiagas. Plona maistingojo tirpalo plėvelė leidžia augalus laistyti, bet ne visiškai sudrėkinti. Dėl tokio plonumo viršutinė šaknų dalis taip pat lieka sausa ir gali gauti oro ir deguonies. Tai automatizuota laistymo sistema užtikrina, kad augalai gautų visas jiems reikalingas maistinės medžiagas, o tiekiamas vanduo būtų perdirbamas. Tuo pat metu sistemoje naudojami ir šviesos jutikliai ir šviesos diodai, kad augalai būtų dirbtinai apšviečiami tik tada, kai nepakanka natūralios saulės šviesos. Sprendimui įgyvendinti taip pat reikėjo pastatyti ir sandėliavimo ir pakavimo patalpas, kurios būtų paruoštos tiekti rinkti aukščiausios kokybės produktus. Šie metodai naudojami aukštos kokybės mikrožalumynams, žolelėms ir lapinėms daržovėms auginti. Tai mikrožalumynai tai yra tos pačios mažos, ne vyresnės kaip 8-14 dienų daržovės, kurioms ką tik išaugo pirmieji lapeliai. Ir joms yra priskiriamos tokios žolės kaip bazilikas, lapinis kopūstas, kalendra, garstyčios ir kita. Tai ką norėčiau paminėti, tai dar naujausi tyrimai rodo, kad visų šių mikrožalumynuose vitaminų koncentracija yra 10-15 kartų viršyje jų kiekį subrendusiuose produktuose. Tai pavyzdžiui, jeigu suvalgytumėt 15 gramų mikrožalumynų, tai tarsi būtumėte suvalgę 10 brokolių stiebų. Tai
Pati įmonė augina aukščiausios kokybės daržovės ir mikroliekanas, kartu mažinant poveikį aplinkai. Gamybos patalpos užtikrina derliaus nuėmimą ištisus metus, nėra sezoniškumo. Taip pat naudoja 85% mažiau vandens nei tradicinės augimo sistemos. Be to naudoja hidroponinę techniką, kuria tiekiamas vanduo yra perdirbamas. Tai ši įmonė užbaigė ciklą nuo ūkio iki šakutės, kuri apima auginimą, derliaus nuėmimą, mokslinius tyrimus, perdirbimą, pakavimą, sandėliavimą, prekybą, platinimą. Šiuo metu ji tiekia savo produktus vietiniai rinkai ir kitai rinkai, tai yra viešbučiams, restoranams, kavinėms. Ir pati įmonė yra įsikūrusi šalia klientų, tai ir turgaviečių, todėl sumažėja ir maisto keliavimas ir lieka mažesnis anglies dioksido pėdsakas. Ir visai jau pabaigai norėčiau pristatyti Lietuvoje įgyvendinamąjį bandomąjį Sumanių kaimų projektą, kurį gyvendina vietos veiklos grupė Pajūrio kraštas. Tai Brožių kaimas jau yra ir įtrauktas ir Išmanių kaimų žemėlapį Smart Rural 27. Čia veikia Brožių kaimo bendruomenė, kuri yra šio projekto partnerė ir dalyvauja trumpose maisto grandinėse, bei turi sėkmingą vietos veiklos projektų įgyvendinimo patirtį. Projektas Samtis sveikatos. Šiame projekte dalyvauja partneriai iš 3 skirtingų sektorių. Tai yra viešojo, privataus, savivaldos ir mokslo atstovai. Viso šiame projekte dalyvauja, kaip matyti, tikrai nemažai partnerių. Pagrindinis projekto tikslas yra įkurti sumanų Brožių kaimo inovacijų centrą, kuris ne tik skatintų sveikos mitybos principus, bet ir būti inovacijų bei neformaliojo švietimo židinys, prisidedantis prie sveikos bendruomenės vystymo. Ir planuojami rezultatai tai yra 3 virtualios edukacijos, internetinė svetainė, virtuvės šefų konkursas ir mokymų programa, virtuvės simulacija, gastronominė studija, maisto produktų ženklinimo ir etiketės skaitimo simulacija, apmokyti Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų atstovai, sveikos mitybos nuotolinė mokymų ir konsultacijų platforma, meistrystės kėlimo kursai virėjams ir mentorystės paslaugos. Taip kuriamos neformalaus švietimo centras taip pat, kuris skirtas plėtoti sveikatai, palankę mitybą ir inovacijas. Tai ačiū už dėmesį, dabar galėsite užduoti klausimus. Taip pat juos galite užduoti ir pokalbis skiltyje bei įrašyti mums elektroniniu paštu, kontaktus matote ekrane. Dar norėčiau priminti, kad vyksta konsultacijos dėl pačių strategijų rengimo, tai visada galite kreiptis į mus. Dėl laiko sutarsime, konsultacijos gali vykti tiek nuotoliniu, tiek gyvai. O dabar galim dar padiskutuoti. Matau, Helena Naglazienė pakėlė ranką. Labadiena. Norėtumėte paklausti, ar ne? Labadiena. Norėčiau paklausti. Norėčiau tiesiog dar užsitvirtinti gal dėl mokymo įstaigų atrenkant, dėl tų balų 5. Daleiskim, mūsų rajone nėra tokių mokymo įstaigų, tai čia nesvarbu, iš kurios Lietuvos kampo gali būti tas mokymo įstaiga, ar koks mokslininkas, ar dar kažkas, kas susijęs su mokslu. Ar čia būtinai iš VVG teritorijos turi būti partneris? Aš turiu omeny strategijoje dalyvauti. Labadiena, aš čia gal Agnei bandysiu padėti, jau duosime jai pailsėti po ilgo pranešimo. Tai iš tikrųjų nelabai tikiu, kad visoje teritorijoje nėra mokymo įstaigų, nes pirmiausia, tai atsiminkite apie tai, kad mokymo įstaiga yra labai plačiai aprašyta mūsų Sumanių kaimų strategijoje. Tai jau aukštasias omeny. O tai jo, jeigu aukštasias, tai mums svarbu yra, kad tas partneris padėtų jums Sumanių kaimų įgyvendinime jūsų vietovėje. Tai jeigu jūs prisitrauksite, pavyzdžiui, aš dabar fantazuoju, Kauno technologijų universitetą, kuris padės jūsų strategijai būti technologiškai ir inovatyvia, tai yra, viskas tvarkoj. Nes, taip, universitetų mes neturim Lietuvoje, taip kiekvienam rajone, kad galėtumėm, bet galima pasitelkti ir mokymo įstaigas įvairias esančias jūsų vietovėje.
tinka ir profesinės mokyklos, jeigu tokių turite, tinka praktiškai viskas, kas susijęs su mokslu ir mokymusi. Dėkui. Aida Markaitė pakėlė ranką. Norėtų užduoti klausimą. Taip, sveiki visi. Ačiū labai Agnei, Nacionalinė mokėjimo agentūra. Agne, ačiū labai Jums už pristatymą. Iš esmės labai buvo įdomu ir dar kartą išgirsti apie tai, kaip mes čia toliau veiksime. Naudodamasi progą, galbūt Jūs, Ilona, galėtumėte arba Agne paminėti mūsų šitą paskutinį tokį, kaip sakyti, ne tai kad įvykį, bet žinojimą apie regionus, apie regioniškumą ir skirtą finansavimą jiem. Tai turbūt gera proga. Tai aš tą norėjau paprašyti. Ir paskui dar vieną turėsiu. Labai ačiū, tas tikrai labai svarbi informacija, dar nepapildanti. Nes iš tiesų, dabar šiame etape jinai gal nėra tokia aktuali, bet jinai tiesiog aktuali visam strateginiam planui, kad yra naujovės 3-7 metų finansavimo etape. Yra tokia naujovė ateisi iš Europos komisijos, kad parama yra skiriama pagal regionus. Lietuvoje mes turime 2 regionus. Vienas yra sostinės regionas, kuris atitinka Vilniaus apskritį. Kitas regionas yra vidurio vakarų Lietuvos. Tai reiškia visa kita Lietuva, kas ne Vilniaus apskritis. Ir lėšos yra skiriamas proporcingai šiems regionams. Ir turime mes su Aida mintyje tai, kad bendras sumanių kaimų priemonės, kaip ir kitų priemonių biudžetas, yra dalinamas tokiam porcijom 2. Mažesnė dalis tenka Vilniaus, tai yra sostinės regionai, ir didesnė dalis tenka vidurio vakarų Lietuvos regionai. Tai sumanių kaimų atveju mes iš tų 15 milijonų bendro biudžeto sostinės regionui galime skirti 3 milijonus 200, Aida, patikslinkit, 3 milijonus 200. Tai reiškia, kad jeigu kvietimo metu visos sostinės regiono vietos veiklos grupės atneštų maksimalių sumų strategijas, nesikooperuodamos, tarkim, tai mes šitą sumą viršytumėm ir atitinkamai finansuoti jų visų negalėtume. Tai dėl to ta konkurencija yra labai svarbi pačioje pradžioje, tinkamai sustartuoti, aktyviai sustartuoti, nesnausti ir atnešti paraiškų. Nes visos kitos lėšos yra skiriamos vidurio vakarų Lietuvos regionui. Jie turi didesnę sumą, nes atitinkamai didesnė atskirtis yra tolesnėse nuo sostinės nutolusiose vietovėse. Tai tą reikia turėti omenyje ir kvietime dabartinėme, kuris vyks rudenį, rudens pradžioje, jau bus nuostata, kalbanti apie galimas 2 finansavimo eilės. Tai reiškia, reitingas vyks pagal sostinės regioną, pagal tuos pačius atrankos kriterijus ir pagal vidurio vakarų Lietuvos regiono strategijas. Tam, kad tie pinigų krepšeliai nesusiplaktų. Nes kitu atveju tai mes negalėsim finansuoti nei mes tinkamai ir aišku atitinkamai komisija mums negrąžins investicinių pinigų, kuriuos mes deklaruosime, jeigu tos skirtumus viršyti. Tai tokia bendra informacija. Aišku, jinai gal labai svarbi yra vietos veiklos grupėm, kurios koordinuos sumanių kaimų strategijas, pareiškėjams šita informacija irgi svarbi, nes jie dalyvaus, bet svarbesnė vis tik tai yra administruojantiems ir koordinuojantiems asmenims. Tai tokia trumpa žinutė. Ir matau, kad Andžela Jekienė dar kelia ranką. Tai prašau. Labą dieną, dėkoju už informaciją. Norėjau pasitikslinti dėl konsultavimo ir administravimo išlaidų, kadangi čia ne vienoje diskusijoje jau esame dalyvavę ir buvo tokia nuomonė, kad nėra tam numatyta lėšų, bet ar teisingai suprantu, kad vis dėlto yra 12% galima planuoti konsultacijom, strategijos įgyvendinimui, darbo užmokesčiui, tai gautųsi, jeigu maksimaliai iki 500 000, tai išeitų virš 50-60 000 eurų. Čia tiesiog norėjau pasitikslinti. Kitas klausimas būtų, kaip paraiškos teikėjas gali būti nevyriausybinė organizacija, ar čia
yra numatoma, kad turi dalyvauti ir bendruomeninė organizacija, turėti ten didesnę tą dalį. Tokie būtų 2 klausimai. Ačiū labai. Tai dėl koordinavimo administravimo išlaidų, tai tikrai taip yra numatytas išlaidos 12% nuo strategijos investicijų. Tai reiškia, jeigu mes turim 500 eurų strategiją, tai atitinkamai 12% galim planuotis būtent šitom veiklom, koordinavimo, gyventojų aktyvinimo, įtraukimo, žodžiu, viso proceso organizavimo ir projekto lydėjimo, taip sakykime. Dėl to mes ir sakome, kad vietos veiklos grupės bus aktyvintos, kurios visą tą strategiją koordinuos, valdys ir aišku, su šitais tais pinigais galės operuoti. Toliau yra netiesioginės išlaidos yra galimos ir mažuosiuose projektuose. Teisingai, Agnė, taip? Mažuosiuose projektuose. Tai ten irgi netiesioginės projekto valdymo išlaidos, jos yra tiek lyder programai, tiek sumaniuose kaimuose. Tai čia jau pats mažasis projektėlis gali pasiplanuoti tokių išlaidų, kurios yra būtinos projektui įgyvendinti, bet jos nesusiję tiesiogiai su investicija. Tai nėra investicija, bet lydinčioji investicija. Tai čia tas vienas atsakymas, o dabar dėl NVO įtraukimo, dėl bendruomenių, tai nevyriausybinės organizacijos statusą gali turėti viešasis subjektas, gali būti tai asociacija, viešoji įstaiga. Jie pagal nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą gauna papildomą žymą. Kiek mano žiniomis pagal dabartinę situaciją, Socminas, kiek informavo, šita žyma yra net ir registruojama. Bet, pavyzdžiui, asociacija ten kokia, nežinau, Ilonos kaimo bendruomenė, turi NVO žymą, nes ne visos asociacijos yra NVO ir viešosios įstaigos taip pačiai. Tai čia ta NVO žyma yra. Mes vis tik norėtumėm labiau nevyriausybinį sektorių, atsiprašau. Jeigu atsakiau, Janina, matai kelią. Prašau, Janina. Taip, labą dieną. Tai aš turiu tokius praktinius, kaip sakyti, klausimėlius. Tai dar pirma, dėl to netiesioginių vietos tiem projektams. Tai aš nežinau, gal galima iš tikrųjų pasitikslinti, nes man atrodo, kad netinkamos yra netiesioginės išlaidos tiem vietos projektų vykdytojams, nes yra bendrosios tik tai išlaidos ir yra numatyta, man atrodo, nuo 3 iki 5 tūkstančių eurų. Nu, arba aš gal tikrai nedažiūrėjau, bet sakyčiau, kad nėra. Tada norime, galbūt planuojame rugpjūčio mėnesį paskelbti kvietimą teikti su manim kaimų projektam Kaišiadorių rajone. Ir noriu paklausti, ar bus atnaujintos formos. Ten buvo tų tokių techninių klaidelių, tai ar iki rugpjūčio 1 dienos jau bus atnaujinta? Taip, naujinamos jos yra dabar. Kaip tik atliekamas iki kvietimo pakeitimas, tai dabar jau finaliniai, man atrodo, stadijoje tas keitimas. Ir bet kaip tik mes šiek tiek dar pastrigom dėl tų regionų eilių. Ir pakeitimas turėtų išeiti, nežinau, kiek rugpjūčio 1. Dabar tos stadijos nepatikrino, bet keitimas atliekamas. Ir tam pakeitime verslo plano forma bus excelinė. Matot, dabar yra pakeitimas bendras, strateginio plano lygmenį, matau, jau yra įda įsijungia kamerą. Visas formas, tiek paraiškų, tiek verslo planų formas rengia mokėjimo agentūra. Čia susijęs su naujos sistemos planavimo ir gyvendinimo tais pokyčiais. Ir tam, kad jau būtų tikrai nuosekliai einama prie skaitmeninių formų, tai agentūra jau startuoja nuo tokių bazinių dalykų ir konstruoja tas priemonės jau patogesnės, pritaikytas jų būsimai platformai ir aišku pritaikytas taisyklėms. Tai Lyda gal dar mane papildys. Taip, tai galiu papildyti iš tikrųjų, kad kažkiek iš esminių pokyčių tose formose, kokias mes naudojam dabar dirbdami su vietos projektais lyderyje, tai jų, kalbant apie verslo plano formą, nebus, kol kas nėra tokia excelinė, kokią naudojam, kokią kaip nuolat tobulinam arba tikslinam, jeigu yra pastebėjimų, tai
Apie verslo plano formą, tai planuojamas yra tokia forma, kokia yra su vietos projektais taip pat. Tai Excelinė. Taip. Gerai, nieko. Kol nesustartuos nacionalinės mokėjimo agentūros didžioji naujoji sistema, kurioje pildysim viską ne Excel'yje, o iš karto sistemoje. O sakykit, gal dar dabar šitam pakeitimuose, gal vis dėlto įnašas natūra bus kaip tinkamas sumaniuose kaimuose, ar ne? Ne, šiame etape įnašas natūra ne. Nėra šito. Šiame ne etape, o strateginėme plane. Taip, jo nėra. Ir dar tie kaip investuotojai, kurie prisideda savo ten indėlių, ką jie prie paraiškos, ta prasme, turėtų kaip kažkokį dokumentą pridėti kaip įrodymą? Ar užtenka, kad jie, ta prasme, parašo, kad kažkokias valandas, kažkokią intelektinę veiklą, kažkokiu tai laikotarpiu, kaip tai įrodyti? Tai taip, iš tiesų, matyt, priklauso ir nuo paties investuotojo prisidėjimo, kas tai galėtų būti per dokumentas. Natūralu, kad jeigu tai yra, tarkim, intelektinis veiklos prisidėjimas, pavyzdžiui, ten, nežinau, IT sistemų dėgymai, procesų valdymas viso projekto metu, tai natūralu turbūt, kad jiems norėtųsi susitarimo, kad tikrai nebūtumėt ir jūs apgūti visoje strategijoje ir žmonės, kurie yra jūsų partneriai investuotojai, jie irgi žinotų savo investavimo ribas. Tai tam visą laiką reikia rašytinio susitarimo, tai yra normali praktika. Jeigu yra finansiniai įnašai, turtiniai įnašai, piniginės lėšos, nežinau, transporto priemonės, dar kažkokie dalykai, tai aišku, kad turtui naudoti tai visą laiką reikia irgi raštu susitarti, finansams priimti taip pat raštu susitarti, tai čia jau yra bendroji turbūt teisinė sistema apie tai kalba, kad ir vieša organizacija tai be niekur nieko pinigų negali priimti ir paskui neturėti galimybių paaiškinti, iš kur tos lėšos kildinamos. Tai viskas šiaip turėtų būti atlikta raštu maksimaliai, aprašant arba susitarimą tarp šalių, arba liudijimą susirašant, nežinau, čia aišku priklausys ir nuo pačių investuotojų. Vieni nori labai rimtų susitarimų, kiti jų nenori, tai vėlgi. Bet raštu susirašyti tai yra privalu, nes vis tiek turi būti patikimumas, nes jeigu mes tik tai paraiškoje nurodysime, kad turime, tarkim, įmonė X planuoja mums prisidėti ir investuos į mūsų projektą, tarkim, 10 000 eurų. Ir dabar jūs parašot ir paskui skambina agentūra įmonė X klausė ir sako, mes nieko apie tai nežinom. Tai raštu susitarimas, jisai yra liudijimas, kad tikrai jūs esate susitarę, sumos yra aiškios, ribos investicijų yra aiškios, intelektinis veiklos apimtis irgi yra aiškios. Gerai, ačiū, dar priminė Ilona apie transportą užsiminę, gal kažkas jau ten šifravę, kokios ten transporto priemonės yra galimos pagal sumanius kaimus, tai mūsų klausia, ar tokie keleiviniai, ta prasme, autobusai yra tinkami. Keleiviniai čia kokie turi minti, tokius kaip kautros važinėjai autobusai, ar kokius minti? Tokius, jo. Ten aiškiai parašytos kategorijos taisyklėse, kokie autobusai yra tinkami. Tai, tokių transporto paslaugų didelės apimties, tai mes, ne visai apie tai turbūt galvojame, nes, kaime autobusai ir tušti važinėja, tai to turbūt nereikia. Tai jūs transporto priemonės turite planuotis pagal jūsų strategijos, logiką ir poreikis. Dažniausiai mes nefinansuojam tokių monstriškų keleivinių autobusų, nes nereikia pamiršti, kas labai svarbu sumaniuose kaimuose ir lyder priemoniai, čia toks kaip ir horizontalus, jūsų sumanios investicijos, jos neturėtų, kaip čia sakyti, būti nukreiptos į savivaldybių funkcijų vykdymą. Ne, čia apie turizmo, tai prasme, plėtrą ir bendradarbiavimą su kita, pavyzdžiui, VVG ir objektais ir maršrutais turistiniais ir visa kita, ir net į tarptautinį, jeigu projektą, tai prasme, šiek tiek žiūrint, kad, tai, apie taip, prasme, ten. Tai, supratom, kad šiaip ir aš neįskaičiau, tai prasme, tikrai nežinau. Tai tų autobusų tikrai ne.
Nes, nu matot, jeigu mes kalbam apie didelę grupę turistų, tai dažniausiai jie atvažiuoja su savo autobusu. Dažniausiai kaip jau būna, kad veža juos dideliu autobusu. Jeigu kalbam apie pavienių keliautojų, turistų mažųjų grupių, šeimos turizmo poreikius, tai to mažesnio autobusiuko transporto visiškai užtenka, kuris patenka į tą N1 kategoriją, keleiviams vežti. Tai aišku, jie gali būti ir elektrovaromi, ir gali būti ir dizeliniai. Na, elektros mes, aišku, norėtumėm labiau, dar galbūt nėra jų tiek daug rūšių, bet jau pasiūlymai jau pasiekia ir Lietuvą, tai turbūt, kad mes kalbam apie mažesnį transportą, ne tuos didžiuosius autobusus. Gerai, ačiū. Gal dar kažkas turite klausimų? Daugiau. Tai tada nežinau, Agnė jau paminėjo, bet dar tada aš trumpai, Diana, norėčiau priminti vietos veiklos grupėm, savivaldybės atstovam, bendruomenių, jeigu kažkas čia dalyvaujate, tai tikrai inicijuokit, yra strategijos parengimo etape galimos konsultacijos Žemės ūkio ministerijoje. Tai reikia iš anksto tiesiog pranešti, kad mes jau turime idėją. Su tuščiu lapu ateiti negalima. Reikia turėti idėją, kelias idėjas ir jas tiesiog aptarti, pasižiūrėti techniškai jų išpildymą, kaip geriausiai galima padaryti. Tai tokias konsultacijas mes teikiame, tik sakau, kadangi vis tik vasaros laikas, tai reikia iš anksto pranešti. Tikrai ilgai neužtrunkame, bet jau keletas vietos veiklos grupių, jau 4 ar 5, dabar nežinau, turėjo tokias konsultacijas, aptarė ir tikiuosi, kad aktyviai rengia paraišką. Prašau. Tai aš norėčiau, ačiū Ilona, paprašyti, kad jeigu tokios konsultacijos vyks, kad pajungtumėte ir mus. Mes tikrai mielai dalyvausim tiek konsultuodamėsi taip pat, tiek išgirsdami apie tai, ką konsultuojam ir kaip konsultuojam. Ačiū labai. Tai dėkojame, žinoma, Ida. Mes daugiau apie strategiją kaip kūrybinę strategijos dalį konsultuojame idėjinę kampu, pasitikrinam, ar tikrai pasiekėm inovatyvumą, skaitmeninimą, ar aplinkosaugą išpildom, daugiau tokius klausimus. Į tokias techninės jau mes tikrai nelendam, bet sutinku, kad taip turbūt būtų pilnesnės konsultacijos, jeigu mes vienodam žinojimo lauke būtumėm visi. Taip, ir bet kokiu atveju kūryba visą laiką galima iš jos matyti administracinę tolimesnę eigą ir iš karto padaryti savo kažkokius taip galvojimus sprendimus. Ačiū. Tikrai taip. Dėkuoju. Jeigu daugiau klausimų neturime, tai užbaigsime šios dienos renginį. Dar kartą norėjom padėkoti Agnei už tikrai įdomų ir išsamų pranešimą ir Ilonai už atsakymus į pateiktus klausimus. Ir norėčiau informuoti, kad renginio įrašą ir kitą aktualią informaciją galėsite rasti Lietuvos kaimo tinklo internetinėje svetainėje. Ir pabaigai dar norėčiau paprašyti jūsų užpildyti trumpą apklausą, kurios nuorodą rasite susirašinėjimo skiltyje. Tikiuosi, kad jūsų atsakymai padės mums toliau tobulinti Lietuvos kaimo tinklo dirbtuvių organizavimą. Ir dar kartą dėkojame už jūsų aktyvų dalyvavimą ir linkime visiems gražios dienos. Iki kitų susitikimų. Ačiū, Diana. Ačiū labai, lauksime jūsų sumanių strategijų. Geros vasaros.